Problemos. Mažas R konversija, bet jūs turbūt įsivaizduojat dėl ko. Daugiau ir mažiau Lietuvo paštą paminėjau, iš tiesų tai yra ir problema, ir lūkestis viename, nes kiek girdėjau, Pigu dabar dirba su Lietuvos paštu ir moko juos dirbti kokybiškai. Tai tokį kaip darbo gerą daro ir sakė visai pagerėjo, moka jie mokyti, reiškia. Iš tiesų, aš nežinau, jeigu čia paklausiau, ar žinot savo teisės elektroniniai parduotuviai, ta prasme, ką jūs galite padaryti, kai nusiperka ten pinigus, ar jums turi sugrąžinti, jeigu kažkas, ar tai kur ten grąžinta prekė, tai manau, čia beveik niekas nežinos. Iš tiesų nežino netgi tie, kurie pradeda kurti internetinės parduotuvės kaip verslą. Tai yra problema, iš tiesų reikia edukacijos šitoje vietoje. Iš tiesų problema, kad irgi mažai pinigų yra išleidžiama interneto reklamai ir čia ta sklaida apie tą pirkimą nėra pakankamai gera. Vėlgi ačiū Pigu, kurie savo pinigais edukuoja žmonės, sako, kad aš priėmiau gerą sprendimą ir investavau internetinę parduotuvę, tai tikiuosi, kad taip ir bus. Iš tiesų neišmoka dar daug kas dirbti, tiesiog tiekėjai nepasiruošę, neturi automatizuotų sistemų, yra visokių baimių pas juos, ten ta konkurencija su internetu tokia migla, kas čia bus, ar tai nepablogins jų didžiųjų klientų apyvartų. Tai dar labai atsargiai daug kas žiūri į internetą. Ir aišku, bėda, kad nėra kol kas sisteminės bazės normalios, kuri deklaruotų, kas kaip, kur turi veikti, būti. Ten, tarkim, Vokietijoje, kur mes daugiau dirbam, tai ten viskas aišku. Ta prasme, jeigu netgi pardavėjas neįdėjo savo ten įmonės kodo, telefono, tai jį praktiškai uždaro. Didelė bauda už tai. Kaip pakeisti tą mąstymą? Iš tiesų, man šitas skaidrė pačiam svarbi ir noriu apie tai pabrėžtinai pasakyti, kad čia jūs, kas prekiaujat internetu, ta prasme, nei kažkokiais SEO, nei baneriais, nei ten Facebook'o žinutėm jūs mentalitetų nepakeisit. Tie dalykai keičiami tik tai televizijos pagalba ir viešaisiais ryšiais. Tai yra visur ir tai visur buvo ir taip ir bus. Ir iš tiesų irgi bus taip, kad daugiau ir daugiau internetinių pardavėjų suras kažkokius tai bendradarbiavimo principus dirbti su televizininkais. Tai ir buvo kokio ir Vokietijoje, ten buvo kuriamas bendros bendrovės, dalinamos akcijos, duodama media, dabar ten jau yra visai kita fazė, televizijos kanalų, media kanalų turėtojai jau patys daro internetinius biznius, jiem jau jokios pagalbos netgi nereikia. Kada verta investuoti, norėjau dar pakomentuoti, kad iš tiesų galima laukti, rinka didės, manau, yra pakankamai tų nišų čia, ypatingai nišų turint omeny, kad galima dirbti online ir offline, išnaudojant tokį pardavinį kanalą, papildomą kaip online. Galima laukti, kol čia mes visi praedukuosim žmonės ir visi išmoks pirkti, galima pradėti dabar. Skirtumas tas, kad įsivažiuoti greitai niekam nepavyksta, dažniausiai kokių metų reikia surasti tinkamus žmonės. Prasme, nėra tų elektroninės komercijos specialistų Lietuvoje. Ir labai daug klientų prašo kažką parekomenduoti, kas čia galėtų būti projektų vadovas. Tai reikia užsiauginti. Ir reikia daug laiko, kol patys perprantat, kaip čia veikia ta reklama, nemėtyti pinigus. Tai nėra taip paprasta. Ir vėliau atėjusiems bus galbūt sudėtingiau greitojų laikų, kai yra aktualus tas time to market kriterijus įeiti į rinką. Apie šią skaidrę daug nepasakosiu, bet noriu tiesiog pasakyti, kad mes čia dažnai sakom daug, čia Lietuvoje vien tik kaina yra svarbi, daugiau niekas.
o sakom, kad ten užsienyje svarbu ir patogumas, ten dar kas nors. Tai, bet kita vertus, kai aš pažiūriu mūsų internetinės parduotuvės, tai ir pamatau, kaip klientai mąsto, tai iš tiesų mes daug ir nedarom tam, kad ta internetinė parduotuvė būtų gera. Dažniausiai jinai sukuriama, paleidžiama ir ten jau žaidžiama su reklama ir panašiai, bet iš tiesų tai daug svarbiau yra vystymas parduotuvės, o ne sukūrimas. Tai nuolatinis tobulinimas ir apie Lietuvoje tendencijas elektroninė parduotuvė nuoma jau čia jau prasidėjus ir čia vos ne dovanų galite gauti. Manau, kad ateityje tokių versliukų bus ir daugiau ir pabandančių irgi. Tai yra visur ir nėra blogai. Grupiniai pardavimai, matom, jau yra pakankamai tų ten beta dealų grupinių visokių LT, bet jų bus daugiau, nes jau ir mūsų čia kas savaitę prašau sukurti kažką panašaus. Čia vieni turi idėją pagaminti vieną ir paskelbti tokią akciją, kas nori 10 grupinių. Gerą kainą duosim. Membershopai. Nesenai paleidom tokį shopą, Membershop LT, kuriem labai gerai sekas. Ir matom, kad jau yra kitų kūrimi analogai. Tai yra elektroninės parduotuvės prieinamas tik tai kažkokiam registruotų narių skaičiui ir bus taip sukuriama tokia aura, kad čia yra tik VIPam, tik tai jums ir panašiai. Prekių palyginimo sistema, manau, irgi keletą naujų atsiras Lietuvoje, kiek žinau. Tai jos lošia ant to, kad susitraukia nemažai trafiko lankytojų iš Google. Apie tokių prekių vertimo review centrus čia kalba gal 5 metai žmonės, neapsisprendžia daryti, nedaryti, bet jau keletą tokių grupių pardavėjų jau kaip ir nori tai daryti. Affiliate iš tiesų bandom Lietuvoje, čia su 3W daugiau pagalba, kurie daug laiko skiria tam ir mažai pinigų gauna, bet pažiūrėsim, ar pasiteisins. Kažkiek tai galit pinigėlių gauti iš Europos struktūrinių fondų ir kitais metais. Aišku, gana mažai skiriama prekybininkam, bet visi bando kažkaip tai padaryti, kad gautų pinigėlių. Parašiau.com tipo lietuviškas burbulėlis, tokį dalyką. Tai iš tiesų yra daug ir diskusijų tarp ypatingai esančių dalyvių, kad kas čia vyksta, kodėl čia tiek elektroninių parduotuvių, ar jos išgyvens, ar kodėl čia investuoja ir iš tiesų nieko negauna. Tai yra taip, kad ir esu įsitikinęs, kad labai daug elektroninių parduotuvių kitais metais užsidarys, arba jos visiškai vegetos. Nes erdvės 1500 elektroninių parduotuvių, dar kai įsidarinėja kiekvieną dieną po keletą naujų, tai nematau. Kitais metais galėsim leisti tokius dalykus kaip elektroninius pinigus, čia naujas įstatymas. Visai būtų įdomu, kaip išnaudoti marketinginę priemonę ir visai noriu pasidžiaugti, kad yra jau įkurta Lietuvos elektroninės komercijos, tokia elektroninės prekybos asociacija, kuri galbūt padės sunormalizuoti šitą rinką ir, kaip sakant, pramušti reikalingus įstatymus, užsiiminės lobistinė veikla. Tai reikalingas toks dalykas, visur kitur yra, o čia subrendo tik tai šiais metais. Bendrai apie tendencijas šiek tiek dar. Tai mobili revoliucija, daug kas sako, iš tiesų labai daug didėja mobilių prietaisų ir tebe didės Lietuvoje. Jais mažai kas naudojasi, bet daugėja besinaudojančių. Dažniausiai žmonės ieško informacijos apie prekes. Ta prasme, netgi gal pastebėjot Topo centrą, kuriame Elektromarkete stovi žmonės ir ten kažką tai ten ieško ir aš keletą kartų mačiau ir atsidarė kitas internetinės parduotuvės, lygina kainas, tai bus. Užsienyje yra įdomios aplikacijos ir veikia, tai
gali nuskanuoti barkodą, jums iš karto išmeta parduotuvės, pasako, kiek ten kainuoja kitur ta prekė, o dabar netgi yra aplikacija, kad nufotografuoji prekę ir atpažįsta pagal išvaizdą tą prekę ir pasako irgi, kiek kainuoja. Ten įspūdingai yra. Mes esame sukūrę tokią aplikaciją bilietų paieškos sistemai Savūdų, tai noriu pakomentuoti, kad nors yra 600 000 persisiuntimų, dauguma klientų naudojasi tuo ir naudojasi paieškai. Tai viso portalo, kuris yra vienas pirmaujančių Vokietijoje bilietų paieškos sistemų tarpe, tai visos tos paieškos, įskaitant webą, tai mobili paieška sudaro 20%, labai daug. Tai reiškia, žmonės, kai sugalvoja, kad reikia jam kelionės viešbučio skrydžio, jie išsitraukia telefoną ir ieško. Ir labai patogu. Apie socialinius tinklus Vaidas kažkiek pašnekėjo, bet daug kas čia svarsto, iš tiesų čia pasiteisina, nepasiteisina, atsiperka, ne, bet ta prasme reikia gerai suprasti, ko tikėtis iš to. Ir kadangi kai vykdot kažkokią reklaminę kampaniją, tai jos dalimi socialinis tinklas tikrai gali būti ir puiku, čia veikia tie dalykai. Galit platinti kuponų kodus, galite paprašyti suvesti pageidavimų pirkinių sąrašus ir galite apklausti klientus, ką jie mano apie jūsų servisą. Prasme, galima daug kaip išnaudoti. Pasaulyje sako, kad iš tiesų mažėja, visur mažėja pirkėjų lojalumas. Ir žmonės perka daugiau skirtingų brandų ir ieško, kur nusipirkti pigiau. Ir vis daugiau naudojasi kainų palyginimo sistemom. Pristatymo kaina irgi mažėja visur. Kalėdinių laikotarpių, pavyzdžiui, JAV tai yra jau norma, kad nemokamas pristatymas turi būti. Jeigu to neturėsit, nepakonkuruosit. Populiarėja online atsiskaitimo metodai, tai yra daug šalių, kur ten kažkoks tai kitoks offline, ta prasme, tai kioskeliai, tai čekiai, dar kas nors, bet žmonės gauna vis daugiau turbūt kreditinių kortelių ir naudojasi skaityti internete. Video searchas. Čia turim omeny, kad galima prie prekių įdėti video filmukus. Ten įvairių klientų atsiliepimais tai apie 10% padidina pardavimus. Ir taip pat galima išnaudoti video portalus kaip YouTube, nes iš tiesų antras paieškos sistema pasaulyje po Google yra YouTube. Ten daug žmonių veda prekių kodus netgi ar pavadinimus ir susipažįsta su preke tenai. SEO reikšmė didėja, nes iš tiesų Google'as dirba nuolatos, tai reikia dirbti ir ant SEO, keičiasi tam tikrą logiką. Daug svetainių atsiranda, kur bandoma parodyti klientui, kaip jisai atrodys, tarkim, su kažkokiu drabužiu. Prasme, tokios interaktyvios priemonės yra kūriamos. Arba leidžiama pačiam susiprojektuoti prekę, ta prasme, jos išvaizdą, ten Nike batelius, ten marškinėlius, ten koks drabužis, kur kokia saga turi būti, rankinė, koks apsiuvimas ir tokių individualių parduotuvių daugėja. Tas Groupon modelis visur pasaulyje populiarėja ir yra, aišku, dar eilė šalių, kur jo iš vis nėra. Ir, aišku, galima iš tiesų važiuoti ten ir padirbėti tą linkme. Ir manau, kad ir Lietuvoje, ta prasme, aš matau čia jiems, ta prasme, vietą pasaulyje, bet iš tiesų jie turi investuoti į televizinę reklamą, be jos jie nepasieks pakankamos kritinės masės. Populiarėja flash sales, tai vadinami greito išpardavimo puslapiai, kartais kūriamas ne puslapis, ne elektroninė parduotuvė, bet tiesiog mikro puslapis, kuris galbūt parduoda vieną prekę. Tai sukuriama reklamos kampanija per įvairius media kanalus, įvairias formas, nukreipimi lankytojai į vieną vietą ir jie ten tame puslapėlį perka ir ta nuolaida galioja labai trumpą laiką.
Apie membershopus jau minėjau. Vis daugiau internete atsiranda tokių kaip virtualių pinigų. Čia Facebook kreditas, gal kažkas žino, yra toks dalykas, ta prasme, virtuali pasaulio ekonomika. Manau, kad ir Lietuvoje tas jau prasidės po to įstatymo, kur minėjau, priimimo. Online, offline integracija. Čia turiu omeny, kad vis daugiau tokių rinkoje senbuvių, kurie internetą žiūrėjo gana kreivai. Jie mato, kad tam tikras čia galimybės ir padaro sprendimus, kuriuose, tarkim, pirkimo procesas apima tiek online, tiek offline. Galbūt offline ten kažkokie pasiūlymai išdalinami, pirkimo kodai, o online yra nusiperkama arba atvirkštinis koks nors modelis sugalvojamas. Verta paminėti, kad visi dabar internete labai daug kalba apie aptarnavimo kokybę klientų, tai toks vienas kertinių dalykų. Dinaminė personalizacija, turim omeny, kad puslapyje vis daugiau supranta, kaip žmonės elgiasi ir parodo tam tikrus rezultatus pagal jų elgesį internete. Reikia pasakyti, kad kelionių pirkimas internete kaip JAV, vakarų Europoje tapo norma, Lietuvoje, kiek žinau, irgi didėja skaičiai. Prieš metus apie 1% kelionių pardavinėjo, dabar yra apie 5% kelionių parduodama internetu, aviabilietų pardavimai jau iš vis yra norma. Gal reikia pasakyti, kad sveikatos industrija ir tai dar kas liečia gėrimus, maistą, tai yra dabar gana ant bangos. Prasme, visur pradedamos kurti servisai, tokie parduotuvės, kurios rekomenduoja žmogui, ta prasme, ko jam reikia kasdieniniam gyvenimui ir pasiūlo tos pirkinius ir net labai tokie dalykai kaip, ta prasme, pienas jau pradeda atkeliauti į namus. Čia šiek tiek techninės informacijos, bet apie ją gal daug nepasakosiu. Padėsiu skaidrę vėliau, tai galės gal žmonės susipažinti. Ačiū.